TikTok panaikino šito recepto garsą, tad bandau kelti iš naujo. Nuostabaus skonio keksas, tai jums reikės 3 kiaušinių, 150 gramų cukraus, bet galite dėti pagal savo skonį, 2 gerų šaukštų grietinės ir 150 ml jūsų pasirinkto aliejaus. Šiek tiek vanilos, 230 gramų miltų ir 2 šaukštelių kepimo miltelių. Jei tešla per tiršta, galima įpilti šiek tiek pieno. Tešla turi būti štai tokio tirštumo. Pusę tešlos dedam į riebalais išteptą skardą ir į likusią tešlą įdedam šaukštelį, 2 šaukštelius kakavos miltelių. Viską gerai išmaišome ir supilame ant viršaus. Su mediniu pagaliuku tiesiog paskirsčiau tešlą ir dedam į orkaitę, įkaitintą orkaitę 180-90 laipsnių apie 40 minučių arba kol iškeps. Labai lengva yra pažiūrėti, ar iškepia keksas, tai įsmeigus medinį pagaliuką jisai turi būti sausas. Skanaus, tikrai labai.